Radau urvą, bandysiu eiti į vidų. Vietas į tik tiek, kad susilenkęs galiu eiti. Eikit iš paskos, šalmą, kuris čia smėlis užgriuvęs. Šlamštas netelpu. Nu ką, tai jau 11 valandų. 9 valandai buvau susipakavęs daiktus, jau norėjau pajudėti, bet toks juodas debesis užėka, pradėjo lyti. Tai gerai, kad šitam namelį galėjau praleisti. O dabar vėl rodo toks debesėlis, keli lašiukai, bet kitoj pusėje gražus oras. Tai sakau, maunu greičiau, kažkur vis tiek nulėksiu, reikia pradėti šiandienos žygį. Už savęs turiu gražų orą, saulytę. Viskas faina, nu bet prieki. Manęs laukia pikti debesukai. Ir manau, kad lietaus jau niekaip neišvengsiu. Matyti, Estija nenori manęs paleisti sausą. Atvažiavau sankryžą. Mano navigacija sako, kad manai tiesiai važiuoti ton mišką. Pradėjau žiūrėti, kur dar galiu nuvažiuoti, visur į upę atsitrenku. O dangus man sako, kad tu greičio apsispręsk, nes kitaip gausi ir pilos. Tai varau tiesiai. Wow. Come on! Come on! Jūs ką, juokaujat? Oh my gosh. Teks nulipti nuo savo arklio. Oi, į vėl mane kažkokias pelkės įvedė. Oi. Ne, nu, Estija be pelkių, ne Estija. Kamino be pelkių, ne kamino. Gerai, tegul Tomas Rauginis man pavydė. Oi, kaip iš čia pavydėtų, kaip iš čia norėtų pabraidyti. Oi. Paslėpiau savo žirgelį nuo lietaus. O didelių medžių. Levo. Nu, o pats užmačiau pastatą. Bet stogą nie, ką pasislėpti. Pastatė ir nie stogą. Medžius kitą galą nesumato. Nu, lietus įsilieja neblogai. Bet man po medžių čia lygiai visai nieko miškelį. Biškį griaudė per kūnį, tai aš ne po pačiu didžiausiu medžiu sėdu. Nu ką, išlipau biškį žvyrkelių į asfaltus. Tas mano kelias vis tiek įsvingiuoja aplink šitą kelią į Valką. Rodė nuo paskutinės vietos 44 kilometrai. Dabar važiuoju 9 kilometrus. Ir ten bus tokie urvai. Po tas bažnytėlis po kaimus važinėtis vis tiek anas nedirba. Nei ant spaudukam gausi, nei yra ką pamatyti. Tai biškį paguglinau ir pasiieškau tokių įdomesnių vietų. Važiuoju dabar urvų pažiūrėti. Radau urvą, bandysiu eiti į vidų. Rašo, kad kažkada čia jį buvę 200 metrų urvo ir čia slėpdavosi žmonės nuo užpuoliko. Įdakyti vadina pragarą urvo. Kodėl ant į pragarą neaišku, bet
Onsi buvęs užgriuvęs, ne vieną salį užgriuvo, čia daug tų salių, 6 salės buvo. Blemba reik šliaužti. Oi, netelpu. Tu šlamštas. Nu, vietas tep. Tuoj parodysiu. Vietas į tik tiek, kad susilenkęs galiu eiti. O, klūpau. Tai dabar bandau tipukais eiti. Eikit iš paskos, turiu šalmą, kuris nuolat liečias. Tuoj apsuksiu kamerą. Žiem žmonėm geriau. Oi, biščiukais einu. Opa, pargrivau. Kažką pasimtum kamerą į vieną ranką. O, jau geriau. Nu, a čia toli darytas ūras. A čia toli aš dar repežuosiu. Nu. Bliamba. Nu, aš jau turiu. Pasidedu kamerą, nes jau man trukda. Šalms kliūna. Ant alkūnių turi. Opa. Čia smėlis užgriuvęs. Nu, į gal tą lysti. Kažkas įlindęs. Aš nepratilpsiu su savo šalmu. O, reikia kažką apsisukti. O tu šlamštas netelpu. Apsisukau kamerą. Palikta. Ne, nu čia galėčiau dar kažkiek, bet atgal neapgrįžčiau. Odų pilna. Gerai, varam atgal. Kliūn šalms. Blemba kelnės kokias liks. Iki ankelius užsidėti. O, papa. Reik nepalikt kameras. Nu, kažką prepežuojam. Jeigu atėjau telpau, turi tilpti ir išlysti. Užrasuoja kamerą kažkiek. Jau galiu atsiklaupti ant kojų. Buvo, ką visai nepėja. Papa. Tas mano dviratininkas šalmas čia visai neblogai, tik aš to neaptelpu pralysti. Gera, ką pasiėmiau apšvietimą. Va, matau šviesą tunelio gale. Kaip gera pamatyti dienos šviesą. Nu, likau gyvs aš po tų urvų. Nu, bet jau liuolins, molins, visas įsitepęs, nes reikėjo repežuoti. Kelienai molini, smėlini tiksliau, kaip mažą vaką. Batai irgi. Alkūnė šikna. Nes gavau 4 varyti po tą urvą. Jau vienu momentu maniau, kad nebeapsisuksiu. Biš per giliai buvau įnėręs. Bet gys seks, plauki, viskas gera. Nu, visai nemažas tas kompleksas buvęs čia ant kalniuką. Čia kur siena, ten siena iki galo. Čia va sienas. Kur tie pastatai buvę, neaišku dabar palei tokį išdėstymą.
Čia gal buvo pastatas jo, nu, toks kvadratinis. Čia tų pastatų gal daugiau buvo. Čia jau rekonstruota siena, o šita va senobiška. Tai čia buvo perdengins, aš suprantu, tos skylės, kur yra. Vienas aukštas ir antras. Va čia irgi pastatukas buvęs, čia 4 sienas. Siena sutvirtinta, griūtų. Nu čia irgi va kelių aukšto. Apačioje rūsis dar viens aukštis, dar viens 3 aukšto. Nu va čia žemėlapis. Iškart būčiau tokį žemėlapį gavęs. Tai būtų daug aiškiau, kokį man čia kelią rinktis. Tai dabar kur aš turiu atsidurti? Aš turiu atsidurti Valga yra estiška, Valka yra latviška, tas pats miestelis. Jeigu suksam atgal, kaip man rodo piligriminis kelias, aš turėčiau kažkur varyti per šičia, jėti, galiu pelkes vėl lysti, čia. Ir tada galėjau vieną pilį pažiūrėti, vieną dvarą, kitą dvarą pažiūrėti. Ko aš pasirinkau? Aš biškį pakeičiau maršrutą. Aš čia važiavau keliu ir aš pasirinkau šitos griuvėsius pažiūrėti į šitą urvą. Kas manęs lauk pakeliui į pelkės, kur galiu pašokinėti, panardyti, kas man neaktualu. Da galiu kažkokią pilį, Torvą, Kyrik, Kamersą. Nu tai bažnytėlę tokią da pamatyti. Čia gal važiuoti žiūrėti, gal ne. Čia humulį tada pakeliui būtų. Mojus pilis, kas čia. Pasiėmiau da kavikės. Da prieš tai buvau sustojęs nuo lietaus pasislėpti į Siaubelis ten buvo kavinė. Tai 2 euriukai už kavą, 2,5 už Siaubelį, tai 4,5 euriuko iš viso pimt į sąskaitą. Ir dabar reikia pasižiūrėti, kur važiuosiu ir ką čia dar matysiu. Dar liko noriu šiandien iki Valkos dasivažiuoti ir liko apie 30 km. Tai pasižiūrėsiu, kurio keliu važiuosiu, kaip čia patogiau. Buvo čia tai siurprizas, galvoju, ko reikia atsisakti dviratuką ir važiuoti, pagižūrau, padanga tuščia. Da taip nebuvė. Na, atsitiktų man taip, kad tik pridėjau ausį ir iškart girdžiu, kur leidžia. Turiu skylį. Pavyko nusimti ratą, dabar žiūrėsim, kaip šliaupą pavyks nuimti. Na, niekad nesudaręs to kelyje. Jaunystėje tik tais nuiminėjau. Pažiūrėsim, pakankamai instrumentų pasiėmiau. Toks vaizdas, kad man pavyko pasikeist padangą. Tik da biškį oro trūksta, tai da bandysiu pripūst, prasivažiavau. Da slėgio reikia. Nu ir važiuosiu ir matysim. Šiaip būtų gerai dar vieną šliaupą nusipirkti. Atsarginį ar be šitą klijuoti, nes ką žinau. Dabar jau neramu pasidarė. Jau ko tokiu remontininku tapau, galvoju, to pačiu reikia grandinį susitepti. O dabar jau turiu didelį šlamštą. Nes nepasižiūrėjau šliaupų viduj, gal koks vinukas liko kas. Ir dabar aš turiu vėl tuščią padangą. Pavažiavau kokius 2 kilometrus.
Suklijavau padangytę, įdėjau. Pasirodo, ta pirma padanga buvo nuo šliaupas buvo nuo kitų padangų, nuo plonų. Jis netiko ir ten prakiūra paimti iš karto. Tai šitą suklijavau, dabar žiūrėsim tas dailas. Patinka man tos jų stotelės autobusų, gali atsisėsti, nėra saulės, ramiai pabūti ir išgerti kokteiliuką baltyminį. Nuvažiavau jau 45 km. Šiandien tokia techninė diena, technikinė. Iš pradžių pradūriau ratą. Galvau, kad turiu šliaupą. Pasikeičiau 2 km, nuvažiavau paukšt vėl gaidys. Vėl kiauras. Nu jau labai sunerimau, atėjo nepasitikėjims. Tai pasižiūrėjau, ką turiu, rinkinuką, susiklijavau padangą, niekad keli neteko tvarkytis. Nu ką, skambant maršai, nežinau ar girdit, aš jį girdžiu, istorinis momentas, kadangi esu dabar Valga mieste, Estijoje, bet čia va kelias baigėsi, yra keliukas ir kitoj upės pusėj yra Latvijos Valka miestas. Va, koncertas ant sienos vyksta, o galit pasveikinti mane, aš atvykau į Latviją. Va, turim Latviją Valka. Per upę, čia dar Estija. Koncertas Estijoje, o aš varau į Latviją. Šiandien įveikiau Kamino Estiją, tai leidau biškelį savo atsipalaiduoti, užsukau į bariuką Latvijos pusėj, Valkoj ir užsisakiau vištienos, galvojau, kad kepsnį, bet pasirodo sparnelius, bet tas irgi labai gerai. Ir nealkoholinio alaus. Ir dabar į sąskaitėlę mums įkrenta 12 euriukų. Pim, pim. Esu prie Maksimėlės. Jau dabar Latvijos pusėj. Kas čia? Valka. Prieš tai nuėjau pavalgyti, galvoju reikia, kadangi visur miesto šventė vyksta ir visur užimta, tai nėra kur išsinuomot, galvoju, važiuosiu toliau, susirasiu kur pernakvot, elektrą susikroviau. Bet ką aš noriu pasidalinti, koks stebuklas buvo, priėjo pakalbinti mane vyras ir moteris, labą dieną, sako, nu galvoju, čia gal latviškai panašiai, bet ne, labą dieną, pamatė vėliavą Lietuvos, pašnekino, pasirodo, gravelio vyko varžybos. Ir jie dalyvavo varžybos čia 130 km per 5 valandas, kiek čia pravažiavo, nu tai čia tikrai pakankamai dideli greičiai. Bet žmogelis geranoriškai pašnekinėjau, pasiguodžiau, kad šiandien pradūriau padangą ir kad vieną turėjau ne tokią, kad gavau klijuoti. Tai sako, nori, aš visados turiu atsarginę gravelį padangą. Nu kaip čia, sako, išmokau klijuoti, tai jau susiklijuosiu. Nu sako, tu tikrai paimk, sako, aš to atnešiu. Galvoju, kvaila būtų, jeigu aš tikrai jau ją... Prieš tai galvojau, kad turiu aš pakaitinę padangą, bet tai netinka. Tai galvoju, tikrai, jeigu vėl pradursiu kažkur miške, atsidursiu, o šiandien šeštadienis, rytoj sekmadienis, tai galvoju, kaip aš po tos miškus važiuosiu, tai galvoju, visiška nesąmonė, galvoju, gerai jau, žmogus atėjo pats į pagalbą, atsivijo, susirado, padavė padangą, tai, sakau, gerai duok, galvoju, stebuklai. Čia pro 3 sodybas pravažiavau, tai nei šunelis nesuloja. Buvo labai keista, kaip čia be šunio. Bet dabar jau girdu, kad šunis loj. Ir pasižiūrau, kad juoka man reikės kažkaip
šaltas pastaiga. Ka mums kažkur ten reikės varyti. Nu į kur tai žiūrėk. Kur tavo kaulėlis susitrauk, aš tau nieko nedarysiu, ašgi nešvys koks, na. Ašgi tavęs neskriausiu. Persigalvoj, atgal. Išgazdina, žiūrėk. Opa. Mes keliaujam su gaida. Nu, miške jau tikrai nestatys palapinės. Čia gyvai gal gyvas įvesta miške, tai bus su kažkieno vakarienė.